Taigi. Palauk, nekur dar. Ir šiandien išaušau diena, kai buvo normaliai išbandyta šakų tarka. Vakar jinai jau startavo su trupučiu šakų. Ir šiandien buvo pasidarbuota štai tiek. Buvo pripjauta šitą priekabutį rožlių. Tokiu reikalu. Jauna čia viską. Šitas daiktas. Ir šitą priekabutį, kur yra. Tiek, net nepilna priekabutį. Tai sutilpo maždaug tiek šakų, kiek yra čia ir dar gal biškį netgi daugiau. Tai va, pagaliau šakų tarka pabaigta. Ir truko viskas maždaug laiko mėnesį, kol aš ją sugalvoju ir padariau. Ir tada dabar tais jau veikia. Biškį dar reikia patobulinimų, nes dar tepalas bėga, reikia susitvarkyti, skylės nuo senumo tenai išdilimai, dar tokius visokius daikčiukus. Bet pagaliau dabar kokį birželio mėnesį laukiat naujo kūrinio vėjo malūno, kuris stovės štai ten ant kalno. Ir bus planuojama sparnai, nežinau, kano, malūnsparnio uodega su sparnais gal sparnais kitus darysiu. Reduktorius 8 kablelis kažkiek kartų greitinantis ir 3,5 kW generatorius 24 V 150 amperų. Tai va, tai dabar tiek, ikiukas.